Ar esate kada susimąstę, kas parodo ir atskleidžia mūsų tapatybę? Gyvosios tradicijos. Ir jose užfiksuoti savitumą nusakantys, bei krašto kultūros ypatumus atpažinti padedantys ženklai, raktai, simboliai. Jie kaip vėliava telkia bendruomenę, tautą, valstybę. Laidų ciklas Lietuvos kodas pristato į Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo sąvadą įrašytas vertybės, tradicijas, reiškinius, išsaugojimo veiklų praktikas. Apie jas pasakoja vertybių saugotojai ir puoselėtojai. Būtent jie ir padės atskleisti, kas yra Lietuvos kodas. XIX amžiaus pabaigoje atsiradusi žieminė stintelių ir seliavų žvejyba, sukant bobas po ledų traukiamų tinklų, šiandien jau menkai žinomas, bet unikalus senovinis žūklės būdas, kuriuo vis dar užsiema Ignalinos ir Molėtų krašto žvejai. Ant Baltųjų Lakajų ežero Mindūnų kaime Molėtų rajone tokia poledinė žvejyba taikoma nuo sausio vidurio iki kovo vidurio, kai ežero paviršius įšąla iki 25–40 cm. Tradiciją šiame krašte iš artimųjų perėmė ir puoselėja sertifikuotas tradicinės žieminės žūklės amato atstovas Albertas Kaminskas su jo apmokyta žvejų komanda. Iš tėvų taip pat ir kaimynai, dėdės, visi buvo žvejai, kaimo vaikai. Kai tik tai laisvesnis laikas būdavo, tai žiemą bėgdavom ant ledo pažvejus, pažiūrėti, kaip žvejoja ir pasukti bobą. Čia yra šiaip jau pati ežeringiausia Molėtų krašto vieta. Pagrindiniai paežerių gyventojai buvo žvejai ir visi, kad ir toliau gyvendami, jie visi žvejojo. Su traukiamu tinklu jau 24 metai kaip žvejojam, o anksčiau žvejojam paprastais tinklais. Kyla mintis pratęsti mūsų tėvų amatą, surinkom įrengimus, įrankius visus, suremontavom tinklą ir pradėjom. Ežerinės stintelės ir seliavos – vertingos lašišinių šeimos žuvys, mėgstančios gilius vandens telkinius ir skaidrų vėsų turtingą deguonimi ežero vandenį. Tiesa, mindūniškiai senuoju būdu iš po ledo tinklais traukia jau tik kvapniąsias stinteles, kurių populiaciją reguliuoti tinklinę žvejybą rekomenduoja net mokslininkai, mat ši smulki žuvelė minta kitų žuvų ikrais bei lervutėmis. Tačiau stintelių žvejybai tinkamos sąlygos pasitaiko ne kasmet. Tai yra žiemos žvejyba ir jeigu žiemą nėra ledo, reiškia nebus ir šito darbo ir tuo pačiu žmonėm to gražaus reginio, na ir nebus skanėsto kvepiančio agurkais. Senovinė žūklė sukant bobas išties sudėtinga žieminės žvejybos tinklais būdas. Traukiamų tinklų vadinamų nevadų paprastai žūklauja 8–10 žvejų, vadovaujamų gal meisterio arba zavadylos. Taip mindūniškiai iki šiol vadina Albertą Kaminską. Patyrę žvejas pirmiausia parenka valkšną, tinklo leidimo vietą ir pažymi pagrindinės eketes, tinklo padavimo, ištraukimo ir dvi kampines. Valkšnos ilgis priklauso nuo dugno reljefo ir tinklo ilgio. Anksčiau Baltųjų Lakajų ežere žvejai traukdavo net iki 15 valkšnų. Dabar jų likę 3 kart mažiau. Kiekviena valkšna turi savo pavadinimą. Šių dienų žvejai tinklus dažniausiai traukia keliovietėje, kur yra senasis rogių kelias per ledą. Na, o sėkmingai stintelių žvejybai svarbu ne tik gera valkšna, bet ir tinkamai numegztas, tik stintelių gaudymui skirtas tinklas. Yra motinė vadinama, maišas mažų akučių nuo 5 mm iki 10. Ir tas maišas yra maždaug 33 metrų ilgio, o aukštis 23 metrai. Prie motinios dar jungiamoji dalis. Ir jis sudaro trečdalį sparną, o likusią sparną dalį 2/3 sudaro jau pats sparnas. Aukštis viso to tinklo yra 23 metrai. Bent jau mūsų toks. Gali kažkiek tai skirtis, bet ypatingai nesiskiria. Į motinios pusę akis mažėja. Kai traukiam tinklą, žuvys jaučia šoninę liniją ir iš tinklo didesnės pabėga. Lieka tik stintelės, kurias ir gaudam, kur tikslas pagauti. Eketės ežero lede kertamos peikenomis ir žymimos eglių ar pušų šakelėmis, kad būtų matomos iš tolo. Valkšnos pradžioje iškertama didelė įlaida tinklui, mindūniškių vadinama podačia. Nuo jos į priešingas pusės maždaug kas 20 metrų kertama apie 26–32 mažesnės eketės.
iš abiejų pusių tinklo sparnams ištempti. Valkšnos gale kertama dar viena didelė ketė – išlaida arba išvalka, o vietiniu terminu – vijemka – tinklui su laimikiu ištraukti. Atstumas tarp pirmosios ir paskutiniosios eketės yra lygus tinklo ilgiui, o atstumas tarp mažųjų ekečių – karties ilgiui. Čia yra tinklo padavimas, tinklo išskėtimas ir tinklo sparnų ėjimas iki pat krantą. O čia ištraukimas. Paprastai mes tinklą vežam ant rogių didelių sukrovę ir tinklas kraunamas ne bet kaip, bet taip, kaip priklauso, kad paleisti. Padavimas yra giliai, 30-40 metrų gilį, o ištraukimas 3-4 metrų gilį. Tinklo tempimui po ledu naudojamos ilgos kartys su virvėmis, kurių kitas galas rišamas prie tinklo sparnų. Specialiu kabliu reguliuojamos kartys šakėmis stumiamos po ledu iki kitos eketės. Čia virvė rišama prie bobos ir ją sukant traukiamas tinklas. Ne visą laiką žvejys pataika į tą skylę kartį. Tai kad ją pasigauti, tai to kabliu pasigauna kartį ir atsisuka į tą skylę ir vėl atiduvarą. Čia patraukia iki čia, paskui patraukia iki čia iki kampinių ir paskui iki jau ištraukimą. Boba naudojama dėl to, kad tinklas stentinis yra labai sunkus, nėra tokio įrengimo, kuris lengvai pavilktų tą tinklą. Tai buvo sugalvota bobas. Jos būna ir solesnės, ir plonesnės. Čia priklausomai nuo tinklo sunkumo. Albertas sugalvojo plonesnės bobas padaryti todėl, kad tai yra lengviau sukti, lengviau vyniotis tai virvei apie bobą ir lengviau traukti. Didesniam tinklui reikia plonesnių bobų. Ir visos stintelės, kurios yra susgrupavę virš duobės, jos papuola į tą tinklą. Nes tinklo aukštis 23 metrai ir jisai eina neardamas, bet palei dugną. Ir viskas eina lygiagrečiai. Turi viską daryti sinchroniškai. Jeigu vienas judesys kažkieno tai bus ne toks, tai žvejyba bus nepasisekus. Prie tinklo pačios greta svarelių tvirtinamos mažos eglaitės padeda tinklui slinkti dumblo paviršiumi, kartu atlikdamos ir stintelių varymo funkciją. Į motnę suplaukusios žuvelės į paviršių iškeliamos ištraukimo eketėje ir semtuvu išsemiamos į dėžes. Iki šiol natūraliai vykstančioje žūklėje pasitenkinama tokiais laimikiais, kuriuos duoda gamta. Praktiškai niekas nepasikeitė. Viską darom taip, kaip žvejojo anksčiau tėvai. O dabar mūsų tikslas ne tik pagauti, bet ir parodyti žmonėm, kaimo bendruomenė ir kitiem, kaip anksčiau gaudė žuvį ir maitinosi žmonės. Jeigu tik žvejojam, tai nebūna tos dienos, kad nebūtų lankytojų, nebūtų žiūrovų. Arba iš kaimo ateina, arba atvažiuoja iš toliau, kur pasižiūrėti, kiti net užsisako informacijas, kada trauksim Valkšną ir kurioje vietoje, kad galėtų pamatyti. Kai vedu ekskursiją, pavyzdžiui, ir pasakoju, tai viską, kol išaiškini pagal tą schemą, visiems tai būna įdomu ir taip nori suprasti, kai kas iškart pagauna, kai kam nesiseka, tenka dar kartelį tą paaiškinti. Ir manau, kad šitą būdą tikrai reikia išlaikyti ir palikti ateinančiom kartom, nes tai yra mūsų tautinis paveldas. Tą būdą gali tęsti toliau mano sūnus. Jisai žino ir Valkšnas, žino, kaip elgtis su įrankiais, žino, kaip apmokyti žmonės, kurie žvejoja, ir žino, kaip tą žuvį pagauti. Mindūnuose įsikūręs ežerų žvejybos muziejus ir Mindūnų bendruomenė kasmet vasario antroje pusėje organizuoja žiemos žūklės šventę. Į ją susirenka iki 1500 dalyvių, kad pamatytų ir susipažintų su šiame krašte išlikusiu 2013 metais sertifikuotų senuoju stintelių gaudymo būdu. Taip pat paskanautų žuvienės, stebėtų žuvų rūkimą ir turėtų galimybę sužinoti, kaip skaniausiai išvirti ar iškepti ežerines stinteles ir kaip pasigaminti iš jų gardžią silkutę.